Mano svajonių mokytojas nerėkia ant vaikų, tai čia jau ne apie mane. Ir yra humoringas. Taip, svajonių pamokos vyktų tik trečiadieniais, o visomis kitomis dienomis atostogos. O mokytojas už tai gautų milijonus. Abrakadabra. Ja. Noriu, kad mano mokytojas būtų elfas. Dėl ausų ar dėl noro pildymo, kažin. Svajonių mokytojas neduoda namų darbų, leidžia gamint per pamoką. Tai čia irgi aš. Kas yra svajonių mokytojas? Svajonių mokytojas moka matematiką, paaiškins su kebabais. Jei turi 3 kebabus ir 1 suvalgai, kiek tau tada lieka? Linkiu, kad jūs kasdien sveikintų tortų. O papa, norėčiau, kad mokytojas būtų super žvaigždė futbolininkas. Geriausia, kad tai būtų Ronaldo. Svajonių mokytojas? Tas, kuris užduoda klausimą ir pats atsako. Ups. Bet čia ne aš. Aš labai ilgai laukiu, kol atsako. Labai ilgai.